Sveiki! Šiandien apie žarnyno smegenų ašį papasakosiu ir taip pat kaip žarnynas susijęs su nuotaika. Ir paskui tiek Marius, tiek Manas pasidalins savo labiau asmeninę patirtim, kaip vartojant dievų maisto gėrimus keitėsi netgi tas emocinė arba kognityvinė veikla. Labai tiesiog kiek jums matosi, svarbiausia matyti tą nuotrauką, kuri jungia tiesiai, kad žarnynas sąveikauja su smegenim. Keletas įdomių faktų, kad netgi neurodegeneracinės ligos, pavyzdžiui, ten Alzheimeris ar Parkinsonas, iki to momento, kol jau pasireiškia ir būna diagnozuota, labai yra jau saitas, susieta ir moksliniais tyrimais, kad būna 15-20 metų pasireiškęs lėtinis uždegimas žarnyne ir tik tada intensyvėja. Tai žarnyną ir smegenis jungia toksai klajoklinis nervas ir dar daug visokiausių nervinių kanalų, bet žarnyne gaminasi būtent tam tikri neuromediatoriai. Pavyzdžiui, ir pačiam žarnyne, bet ir tos bakterijos, žarnyno mikroflora gamina šitos neuromediatorius ir kai kurios substratus, kurie prisideda prie jų gamybos kūne. Tai yra GABA, tai yra serotoninas, tas vadinasi tas laimės hormonas, kuris paskui serotoninas verčiasi melatoninu, miego hormonu, tiksliau miego neuromediatorių, kuris jau pradeda leisti saulę, jau pradeda džiovauti ir melatoninas įveda jūs į gilų miegą. Bet tai įsivaizduokim, vadinasi, iš tam tikros pusės gilus miegas prasideda žarnyne, tam tikra dalimi. Reikia, kad serotonino pagamintų užtektinai, kad melatoninas išsiskirtų. Tada yra kiti neuromediatoriai, kaip norepinefrinas, tai čia yra, galim sakyti, toksai budrumo vienas iš tų neuromediatorių, tada yra dopaminas, tai ir budrumo, ir tiesiog tokios kaip motivacijos neuromediatorius, tai irgi šitie substratai gaminasi žarnyne ir jie tada sąveikauja su smegenim. Tai kokia yra mūsų žarnyno būklė, kokia yra žarnyno mikroflora, tas veikia mūsų kognityvinę veiklą ir netgi emocinę būseną. Galite galbūt pajausti, jeigu kažkokią suvalgyt alergiją, kažkokį netoleravimą ar kažką, žmonėms būna sunkiau susikaupti. Gali staigiai nuotaika pasikeisti, arba netgi būna, kad kartais pačios bakterijos išskiria tam tikras medžiagas, kur nori, kad jūs, tarkim, pradėtumėt užėjti kažkokią cukraus banga, miltinio troškimas, kažkokios emocijos, tipo jo, būtent. Ir tada žmogus eina, tiesiog ieško to maisto, bet yra, galima sakyti, patogeniniai mikroorganizmai, jie kaip parazitai veikia ir galima sakyti, tada jau kontroliuoja žmogų, kad jis suvalgytų to, išskiria tokias medžiagas, kad suvalgytų žmogus to, kas juos maitina. Ir tada dėl to palaiko tokio žarnyno mikroflorą, jeigu jūs taip maitinatės. Bet jeigu padarot kažkokius pokyčius, kažkoks žarnyno valymas, aš, pavyzdžiui, su klientais darau ten įvairios žolelės, įvairūs ekstraktai, įvairios šaknys ir taip toliau. Pavyzdžiui, ten keletas, jų virš 10-20 naudoju, bet keletas tikrai būsit girdėję pelynas, bitkreslė, gvazdikėlis, tada įkraunat probiotinio maisto, prebiotinio maisto, geriat, pavyzdžiui, dievų maisto gėrimus ir per laiką žarnyno būklė pradeda keistis. Ir tada šitas ryšys, kaip manote, smegenis tarsi prašviesėja, žmogaus matymo laukas, sąmonės toks lygis, budrumas gali pasikeisti, emocijos kažkokios stabilesnės, bet tai čia ne tik dėl to, kad jūs ten medituojat, kur irgi galite savo padėti, bet dėl to, kad labai tiesiogiai dirbat su žarnynu. Tai yra abipusis ryšys, kad ir mūsų psichoemocinė būklė taip pat veikia žarnyną. Tarkim, kai jūs esate streso būsenoj, virškinimas jisai sustoja, jisai lėčiau vyksta. Dėl to mūsų žmogaus psichoemocinė būklė irgi veikia žarnyną, dėl to reikia rūpintis abiem. Bet esminė žinutė, su kuo šiandien aš asmeniškai užbaigsiu, tai kad žarnyno būklė labai tiesiogiai yra susijusi su jūsų kognityvinė veikla, su jūsų emocinė būsena ir netgi sveikas žarnynas yra kaip prevencija neurodegeneraciniam ligom. Tai o dabar ir Mantas, ir Marius papasakos apie savo asmeninę istoriją, kaip jautėsi, būtent pakeitę savo mitybą, įtraukę daugiau dievų maisto gėrimų, kaip keitėsi jų kognityvinė veikla, emocinė būsena. Pasidalint savo asmeninę patirtim. Sveiki dar kartelį. Mano emocinė būsena buvo iš tikro tragedijoj.
Įsimiegot normaliai negalėdavau, pastoviai būdavau nepatenkintas. Pastoviai mano kūne darydavosi kažkur tai spaudimai, kažko tai trūksta, kažkur kažkas tai ryte atsikeli dar nuotaikos yra, dieną kažkas tai mane sunervino, savęs kontroliuoti negaliu. Ir kaip suprantu, pagrindinis aspektas buvo, kad mūsų žarnyne yra klojuojantis nervas, o per tą klojojantį nervą tiesiog mums tą dualumą labai išreiškia tie parazitai. Tai reiškia, vieną dieną aš galiu būti geras, kitą dieną aš jau viso pasaulio nebekenčiu. Ir pastoviai žaidžiama su emocijom. Kažko negauni, kažkur nespėjai, kažko nepaėmė, kažko į burną neįsidėjai, vaikšto nepatenkintas, visus terrorizuoju, kodėl taip yra, kodėl to neturiu ir taip toliau ir taip toliau. Bet kada susitvarkiau savo žarnyną, pas mane prasidėjo visai kitas gyvenimas. Ant nieko nepykstu. Visi mes ant kažko tai būna, kad mūsų erzina kažkokiose vietose, bet kad be priežasties būti piktam, to praktiškai pas mane jau nebeliko. Tai įsimiego nuostabiai, tas dualumas yra dingęs, tai su savo emocijom susitvarkęs, tai nuostabus dalykas. Taip ir gyvenu toliau. Marius daug išvardino dalykų iš principo, kur tikriausiai daugelis, kurie pradeda ieškoti ir atrasti fermentuotus gėrimus, patiria tuos pasikeitimus. Aš gal pasakyčiau taip, kad iš principo pagrindinis dalykas, kas pasikeitė, aš pradėjau jaust ir girdėti savo kūną. Aš pradėjau jaust, ko jisai nori, kada jisai nori ir kiek jisai nori, nes iki tol tai, ta prasme, tas mano gyvenimas buvo praktiškai automatu, nes sporte viskas pagal programą, tiek salėje viskas pagal programą, kiek ko padaryti reikia, kokių pratimų, tiek ir mityba būdavo viskas iš to, kad reikia. Reikia ten 6-7 kartus per dieną reikia. Ir būtent pasikeitimai vyko, kai atsirado rauginto, fermentuoto maisto, vėliau pradėjau gerti šitos gėrimus. Tada grinai iš karto, sakykime, energijos pliūpsnis labai greitai, tai labai greitai pasijautė, žinoma, kokybiškas miegas ir jautimas, kada nori ir ko nori. Ir tas jautimas jau nebe iš to, kad ką Dovydas minėjo, kaip parazitai prašo cukraus ir žmogus tiesiog kaip zombis bėga, perka bulkutę ir maitina juos, o tiesiog iš ramybės jauti, kad nori kažkokio vaisiaus, daržovės ir būtent duodi kūnui tą, ko jisai būtent nori ir tada stebiu vėlgi, kaip jaučiuosi, o automatiškai kuo tą maistą duodu tą, kurį nori kūnas gauti, automatiškai ir jisai duoda atgalinį tą ryšį ir nuotaika, energingumas, geras miegas, tos pačios emocinės pusiausvyros, žymiai geresnės emocijos, aukštesnės, sakykime, aukštesnėse emocijose tas gyvenimas vyksta. Tai tokie pagrindiniai dalykai. Šnekam paprastai, kad visi suprastų be kažkokių tai mokslinių išsireiškimų. Norim, kad kiekvienas iš jūsų tą informaciją gautų, suprastų, prajaustų, kažką savo rastų ir judam visi į priekį kartu. Gerai, tai parašykite komentarus, kaip jūs spėjot galbūt tiesiog patys sveikai jau šiek tiek bandydami maitintis, gerti dievų maisto gėrimus, gal jau kažkokius pokyčius pajautėt, gal pastebėjot patys šiaip kažkokį ryšį tarp smegenų, kognityvinės veiklos, susikaupimo, emocijų ir maisto. Galit, jeigu drąsu ir savo kažkokią asmeninę istoriją pasidalinti, juk visi žmonės, visiems būna visokių tų situacijų ir taip tiesiog pasidalinkit, kaip jums pasireiškia, ar būna kažkoks emocinis valgymas, ar kažkokiu turit problemų, kaip bandot įspręsti ir mes pasižiūrėsim komentarus ir galbūt atsakysim labiau, Marius su Mantu galbūt iš savo patirties, iš būtent dievų maisto gėrimo kažkokios strategijos, aš galėsiu labiau iš holistinės pusės, iš natūralios medicinos papasakoti, kas vyksta giliau, kaip sutvarkyti pačias problemas, kaip žarnyną atstatyti balansą ir panašiai. Nes su klientais patirties jau turiu daug. Kas norite mane asmeniškai pasiekti, tai sakau, Dovydas Lukšas, Maistas yra vaistas platforma ir kaip prieš tai jau praeitose transliacijose buvau paminėjęs, labai kviečiam atvažiuoti
kviečiu į savo šių metų natūralios medicinos holistinio sveikatingumo festivalį Liepos 11-13 dienom. Maistas yra vaistas 2025. Galima rasti svetainėje www.maistasvaistas.lt, galima rasti Facebook'e, bus top Lietuvos natūralios medicinos lektoriai, amatininkai, mugės, bus šauni dievų maisto komanda su visų kraičių gėrimų, probiotinių ir enzimų ir bus proga gyvai pabendrauti, susipažinti, padiskutuoti ir užmėgsti tuos ryšius. Tai labai kviečiam, ačiū, kad stebit ir būkit aktyvus, į komentarus rašykit ir pasistengsim padėti, atsakyti viską. Ir, linkim sėkmės, kad sklandžiai iššūkis šis tęstusi. Tai iki. Iki laimingai.